Labas rytas. A new person this morning already? Ar susipažinot su nauju žmogum šį rytą? Awesome. Tikiuosi Welcome taip. everyone. My Sveiki name atvykę, is aš esu Tanya, Tanja, one of the pastors viena here iš pastorių čia, at Journey Church Vilnius. Journey A Church big welcome to bažnyčioje. everyone today. Sveikiname visus atvykus šiandien. If this is your very first time, Jei tai jūsų pirmas kartas, here, lankant we mus say čia, welcome. mes Thank you for sveikiname joining jūs. us today. Dėkojame, kad prisijungėt prie I mūsų. would love to meet you just out here in the Norėčiau lobby susitikti, area at susipažinti su Starting Point. jumis čia I have a small gift for you pradžios and taške. just to get to know you. Padovanosiu jums dovaną ir susipažinsiu su jumis. Ir jeigu turite kokių nors klausimų apie Journey Church. Ir ačiū, kad šiandien atsikėlėte anksti. Dėkinga visus matyti jūs čia ir už besišypsančius veidus. Keli pranešimai prieš tai, kai mes tęsime. Tai pirmas yra, kad mes turėsim nuostabią progą nuo šiandien 21 diena iki Velykų. Ar visi pasiruošę Velykoms? Taip, aš pasiruošęs Velykoms. Mes atsipareigojam kaip Journey Church. Visi 5, visos 5 mūsų bažnyčios, 4 Amerikoje, viena čia, nuo dabar iki Velykų mes melsimės non-stop. Nesiūlau jums nemiegoti 21 dieną, bet kviečiame, kad jūs užsirašytumėt 15-30 minučių, 1 valandos melstis per šias 21 dieną, kad atsirastų naujų mokinių, nes kaip mes žinom, Velykos yra puikia proga dalintis Jėzumi su kitais žmonėmis. Žmonės yra pasiruošę. Žino, kad kažkas tai čia susijusio su Dievu čia. Tai pakvieskim, bet prieš tai, kai mes kviesim žmonės, mes melsimės, nes be viešpaties mes nieko negalime patys. Tad prašau, nuskenuokite QR kodą, užsirašykite. Visi gali būti to dalimi. Kitas pranešimas. Kitą sekmadienį bus mūsų komandos vakaras. Jeigu jūs tarnaujate, prisijunkite į komandos vakarą, galite matyti informaciją čia. Tai bus susitikimas čia šioje vietoje ir tai puikia proga komandos nariams susitikti, kad apstartumėm, kaip Velykos atrodys čia Journey Vilnius, nes mes būsim čia naujoje vietoje. Tad pasižymėkite tai savo kalendoriuose ir jeigu jūs netarnaujate niekur, bet norėtumėte tarnauti, tai taip pat jums puikia proga. Tad pasižymėkite kalendoriuose. Ir čia Journey Vilnius mums patinka švęsti gimtadienius. Tad jeigu jūsų gimtadienis buvo kovo mėnesį, atsistokit, prašau, arba pakelkite ranką, kad mes žinotumėm, atsistokite, prašau, taip. Tad, kad atšvestumėm po mūsų susirinkimo, bus pyragas, tam, kad jūs atšvestumėm, mes džiaugiamės, kad jūs gimėte, kad Dievas jūs sukūrė. Tad būkite palaiminti. Mėgaukitės sporto po susirinkimo. O kitas pranešimas yra apie Velykas. Mes kalbėjome apie maldą. Tai yra mūsų pagrindas, bet Dievas taip pat mums suteikė balsą, kad mes kitus pakviestumėm. Tad mes norime, kad jūs pagalvotumėt apie vieną žmogų ir būtumėt pakankamai drąsūs per šią savaitę jį pakviesti. Mes visuomet turime penktadienio, tą didžiojo penktadienio tarnavimą, susirinkimą, 7 vakaro. Mes mąstysim ir atsiminsime, ką Dievas padarė. Jis atidavė savo vienintelį sūnų ir mes atsimenam, kas
nutiko Kristui prieš tiek daug you can metų. invite others as well. Ir And then tad Easter kviečiu ateiti tą didįjį penktadienį čia ir Resurrection pakviesti Sunday, kitus. right here, O tuomet 10:30. sekmadienį, prisikėlimo Let's pack sekmadienį, this place out to overflowing, right? pripilkime šitą Because vietą, kad people need čia to būtų know pilna žmonių, Jesus as nes Lord. žmonėms reikia pažinti Jėzų kaip I viešpatį. want to say a huge welcome and thank you to our bishop and his wife Ir Natalia. labai Could you guys dėkojam please stand? Please stand. vyskupui ir jo žmonai, ačiū, kad prisijungėt. So if you walk through the front door, you may have seen some balloons and a huge Inspire word Jeigu across the matėte front. daug And balionų the ir balloons Inspire on the žodį, screens here. ir čia We visur were balionus mes so glad that we could host the women's conference Mes labai here. džiaugiamės, kad galėjom priimti Lietuvos bažnyčių moterų konferenciją. Ir Natalija taip gražiai tą konferenciją pravedė ir tai buvo toks nuostabus laikas. Yes, she's like, yes, please. Ir jinai taip nori pasakyti kai ką. Yes, Žinoma. yes. Lithuanian, and somebody want to translate? Labai ačiū visiems. Tanja ir Lukui už jūsų širdis. Jūs parašėt ne fiziškai, bet jūsų širdis buvo atvira, tad ačiū jums labai. Thank you, Natalia. We got to see women and girls Mes matėm find moteris ir Jesus as merginas, their Lord and Savior, atrandančias baptized in Jėzų the kaip, Holy Spirit, kaip receive savo their first viešpatį, Bible. gavus There savo was naujas just Biblijas beautiful ir refreshing times in the tiesiog tai Lord. buvo nuostabus So gaivinantis we're so laikas honored that viešpatie. we can partner with you guys. Mes džiaugiamės, kad And galėjom look su jumis forward to what God's gonna bendradarbiauti do. 'Cause he's ir up to laukiame, good ką viešpats things toliau yra here paruošęs, in nes jis Lithuania, paruošęs tikrai gerus right? dalykus čia He Lietuvoje. is. And not just here in Lithuania, Ir ne tik but čia Lietuvoje, around the world. So bet as we aplink go visą into pasaulį. our tithes and kingdom builders, Tad kai mes pereisim ways į that we can give, you'll see them on the paaukojimus screen dalį, here, the QR code. We have the boxes in the back galite for paaukoti per cash. QR kodus Tithes arba are gyvai our first 10% salės gale. that as we Mūsų receive, we're just giving back dešimtinės to the yra Lord as 10 an act procentų of viešpačiui, kuriuos God, mes I atiduodam trust kaip you. This is for you. But pasitikėjimo kingdom builders is a way for us to veiksmą. see the good Kingdom news of Builders Jesus spread around the world. Around yra the tam, world. kad That's what we viešpatės get to be a part of. When you žinia put pasklistų po visą few pasaulį. coins or a few euros into Tad that jeigu jūs box or dėsite you're porą giving eurų online, ar aukosite I don't online, know if you understand how nežinau, much ar you're jūs tikrai suprantat, impacting the world for kaip jūs Jesus in that įtakojate, moment. Every single bit helps. kokią įtaką jūs And turite as ir Journey, viskas, we have visos tos this nedideli really dalykai, jie tikrai amazing padeda. booklet here that says good Ir Journey news turi tokį everywhere. And we have bukletą, one of these geros for each naujienos family. visur. They're Mes going to turim be tai out there at kiekvienai starting šeimai ir point. tai yra And tam reikia I pradžios want you to taške. grab one. Noriu, kad jūs Because paimtumėt this week, vieną, I want you to read nes šią through it. I savaitę want you noriu, to kad look jūs through paskaitytumėt, what God is doing ką Dievas in daro and around the world through aplink Journey pasaulį Church. per Journey bažnyčią. So that way you know when you put something Kad in there, žinotumėt, when kai you put something in the dedate Kingdom kažką Builders, į tą you're going to Kingdom see what Builders, God's doing. This is going to matysite, ką encourage Dievas you, daro. all right? Ir tai jūs So, take padrasins. one of these when you Tad walk out the paimkite door. vieną iš jų, You're going to kai see them išeisite. over there. And there are a few fun stickers. Who Ir likes yra stickers? smagus Just liptukai, look kam at this patinka cute sticker. liptukai, Good news pasižiūrėkite šitos everywhere. mielus liptukus. Don't you just want to run up and get this? Ar It's nenorit so nubėgti ir cute. pasimti, tai And we have tikrai this labai one here miela. as well. Look at that. Because when people see Pažiūrėkit, this kokie on gražus your water liptukai ir bottle, kaip your pamatys ant computer, jūsų you're like, what vandens good butelio, ant news? kompiuterio, kokios And gerosios what are you going naujienos. to tell them? Ir ką jūs jiems papasakosite About Jesus, apie Jėzų. right? That's what we're a part of. Tai Here yra in tai, ko mes Vilnius, dalis esame but čia around the Vilniuje world. ir So aplink let's pasaulį. go and pray. Tad Lord, we pasimelskime. thank you so much for being with Viešpatį us dėkojame already tau, this kad tu morning. esi su mumis šį rytą. Lord, thank you for your presence being here. Viešpatį dėkoju, kad tavo buvimas yra čia, kad tu esi toks geras ir tu esi toks Lord, we ask that as we give today, maloningas ir viešpatie. out of obedience to Meldžiame, you kad with kai our šiandien tithe aukosime and out tau, of obedience to you in abundance towards kingdom builders, and that you would bless and anoint all tu that is given palaimintum so that it can further your kingdom here in this city
and kad around palaimintum the šiame world. mieste ir šioje God, we šalyje ir pray aplink for our pasaulį. Kingdom Builder Ir Dieve, mes partners, meldžiame, those that are serving in hard places, kad tie, places kurie that are tarnauja in war, sudėtingose places where vietose, it is kare, hard to share the gospel. We pray ar that ten, you kur would sunku encourage dalintis them this gerąją morning, naujieną, kad that tu by your juos Spirit that they pastiprintum, would be kad tavo just dvasia, completely emboldened by you, jie full būtų of courage and padrasinti ir pilni passion to drąsos share the ir love of aistros Jesus with those around dalintis them. God, we love tavo you meilę, and we Jėzau. thank you. Ir Dieve, We mes give dėkojame this tau unto you in Jesus' ir name we atiduodame pray. tau šį laiką. Jėzaus Amen. Kristaus vardu meldžiame. Amen. Today we have a really special honor Ir to šiandien have turim our tikrai pastor with didelę us. garbę, kad mūsų pastorė Pastor Jolene is going to bring the word su today. So mumis let's ir welcome her. dalinsis žodžiu su mumis. Ačiū, pastorė Tania. Aš be savo vyro ir taip keista būti be jo, jis net truputį pavydė. Tad labai malonu būti grįžus atgal. Atrodo, kad aš jau čia gyvenu, tad tikrai labai malonu matyti visus. Ir pastorius Kevinas perduoda jums linkėjimus. Ir kaip žinote, yra daugiau mūsų iš Amerikos atvykę. Ir ačiū už šią konferenciją. Ir mes atsivežėm keletą kitų Journey bažnyčios narių. Ir yra 4 žmonės, kurie pristato kiekvieną bažnyčią iš Amerikos Journey Church. Tad tai yra labai nuostabu būti visiems kartu. Tad pastorius Kevinas tikrai norės tikinti, kad aš jums perduosiu linkėjimus. Ir apie ką šiandien mes šnekam, kad mes baigiam serijas apie šeimą. Ir šeima yra labai svarbi Journey bažnyčiai. Mes suprantam, kam viešpats pašaukė šeimą. Ir mums ji yra svarbi, nes ji taip pat yra svarbi ir Dievui. Ir šeima buvo Dievo planas. Mes visi gimėm šeimoje. Ir jo planas buvo gimti iš naujo į mūsų naująją šeimą. Bet viešpats kūrė žmoniją kontekste, šeimos kontekste, prieš tai, kai buvo bažnyčia, prieš tai, kai buvo mokyklos, kai buvo valdžios, buvo šeima. Ir jis mus pašaukė būti šeima, kad tai yra vieta, kur mes gaunam savo identitetą ir tikslą. Tad šiandien mes kalbėsim apie šeimą. Ir aš noriu jums parodyti savo šeimą. Manau, kad jūs esat kai kurie matę, bet parodysiu savo nuotraukas. Ir čia yra šeima, kurią mes pagimdėm. Ir galite tiesiog jas parodyti, tai yra mūsų dukros, mes turim 3 dukras. Į ką jos panašios. Ir čia anūkai. Mes turime 6 anūkus. Tai yra 6 anūkas. Tai Heidenas. Ir jis nuostabus, jam maždaug 5 savaitės, tad jis mūsų naujausias, bet tai mūsų šeima. Ir žinote, kai mes esam kartu, mes ne visi mėgstam, ne visi vienodi, bet mes turime skirtumus, bet kartu turim ir vienodumus tarpusavyje, bet sakyčiau, kad mes kai mes turim savo skirtumus, ir mes kaip šeima didelė turim skirtingose vietose. Viena iš mano dukrų gyvena maždaug 5 valandos nuo mūsų, kai kurie gyvena arti, bet jie yra tai, dėl ko mes kovojam.
kad mes būtumėm vieningi, net kai mes nesutinkam, net kai mes turim skirtumų, kad santykiai yra pagrindinis mūsų dalykas. Ir aš sakyčiau, kad mes esam tikrai artima šeima, bet mes dėl to turėjom kovoti, turėjom padaryti tam tikrus sprendimus. Mes turėjom saugoti savo šeimą, ką mes įleidžiam į savo šeimą. Ir šiandien idėja yra apie tai, ką mes turėtume mąstyti, kad mes turim apsaugoti savo šeimos, savo šeimą. Nes Dievo palaiminimai nėra parduodami. Ir tai yra šeimos palikimas. Dieve, dėkojame Tau už Tavo žodį, už Tavo planą, už Tavo nukreipimą, kad Tu mus vedi, Dieve. Ačiū Tau, Dieve, kad mes norim girdėti iš Tavęs, ką Tu nori, kad mes girdėtumėm, ką Tu nori, kad mes darytumėm šiandien. Tad, Dieve, dėkojame Tau už Tavo žodį, kad galim būti padrasinti. Amen. Paskaitykime 1 Karalių, 21 skyrių. Po to praėjo šiek tiek laiko, kadangi Nabotas Jezreelietis turėjo vynuogyną Jezreelyje, šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Ahabas kalbėjo Nabotui: duok man šį vynuogyną, kad galėčiau turėti. Or if you prefer, I'll just pay for it. Here's Naboth's reply. The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors. Now King Ahab, he wanted that vineyard. It was close to his palace. Karalius Ahabas norėjo to vynuogyno, jis buvo vertingas, tačiau ir jisai pasiūlė Nabotui: aš tau duosiu daug pinigų už jį. Ir kai galvom apie šią istoriją, mes turim karalių Ahabą ir Nabotą. Ir istorija yra aplink Nabotą, kad vardas Nabotas ir jo istorija yra, kad jis turi tikėjimo palinkėjimą iš savo tėvo, iš Abraomo. Iš pat Abraomo linijos eina ir Nabotas reiškia būti vaisingu ir jo vardas reiškia vaisingumą. Ir jeigu pagalvojame jo visą liniją iki Juozapo, ir ta Juozapo šeima turėjo tikrai nemažai problemų, pavydo ir panašiai, kad Juozapo broliai jį pardavė. Ir jeigu nežinote Juozapo istorijos, tai tikrai skatinu ją perskaityti pradžios knygoje. Bet pabaigoje pradžios knygos mes matom, kas nutiko su Juozapu. Jis tapo antruoju po faraono Egipte. Ir jisai buvo lyderystės pozicijai Egipte. Ir jo šeima atėjo jį aplankyti. Ir jie net pažino Juozapą. Jiems reikėjo maisto, buvo badas. Ir Juozapas pirmą kartą yra tokia 50-20 taisyklė. Ir tai yra žodžiai, kuriuos mes norim pasakyti kažkuriam taške. Kaip šeimos nariai, tai sudėtinga, kai krizės ateina, kai tavo priešas ateina ir jisai nori nuskriausti, bet Dievas visą daro į gerą. Tad mes turim iškeisti tą kartėlį. Mes kaip žmonės turim tą atsaką, kad kartėlį, bet Dievas sako, tai nėra teisingas kelias. Mes kaip šeima turim iškeisti tą kartėlį į Dievo geriausią dalyką. Tad kartėlis nori, kad jūs nekęstumėte vienas kito. Ir tai yra, ko priešas nori šeimoms, kad nebendrautų vienas su kitu.
ir kad tiesiog augintų tą kartėlį. Thinking about this over and over because he knows the Ir family nori, is kad linked mąstytumėt ir to the mąstytumėt spiritual apie tai, blessings nes of God. supranta, kad šeima yra That's where you susijusi su receive Dievo your inheritance. palaiminimais. That's when you receive Tai yra, your kur tu blessing. savo So palikimą Joseph had paveldi. this personal battle of his own, and Ir because Juozapas he turėjo did, savo asmeninę tą kovą. Ir that dėl to, kad blessing jisai ją has perėjo. been for the many generations of his ancestors, Ir made jo it all the way kitos down kartos to po his jo son, buvo Manasseh, palaimintos. and his descendants became one of the 12 tribes of Israel. Ir I jo think you can palikuonys see it on tapo the chart viena here. iš You'll see that from uh, Abraham, where God blessed him and gave this, and he passed it viena on iš down tų through all šeimų. the generations you have down here. Ir matote nuo The Abraomo Israelites, visą 12 tą tribes of Israel, šeimos there's medį. Jacob, that is Joseph's father. Matote And many Jokūbas, generations it has come all this tai yra way Juozapo tėvas. to Ir Naboth. daug praėjo tų And kartų he has iki been Naboto. This is Ir jisai buvo powerful. The palaimintas. family tree, Ir the tas generations of šeimos legacy where we medis, come from, is important. tas And palikimas, Jacob, kurį on tu his gauni, yra deathbed, tikrai he svarbus. called his sons in, he prophesied over each one. And he offered a word for each one, but there was something different about what he said to Joseph. And he said, Joseph is a fruitful vine near a spring, Ir Dievas whose pasakė, kad branches Juozapas climb over a wall. yra vaistingas medis. How beautiful that is. There is abundance. There's something in you that is going to cause you to possess lands. And when you touch the ground, it's going to flourish. The world may call you a good gardener, but you know what? It's got nothing to do with his gardening skills, right? It's the blessing of God. Ir on tai you yra and your Dievo future family. palaiminimas I ant pronounce tavęs it ir over tavo you and will būsimos pass from your šeimos. son to his Ir kad son, jinai perėtų from tavo family to sūnui family ir to iš šeimos į family. šeimą. And it makes it all the way down to Naboth. And if you remember what it Ir says, Nathan, visą tai perėjo iki pat Naboto. Ir atsimenat, ką sakiau, jo vardas reiškia So būti here we have Naboth, and vaisingu. and Ahab Kad tells jisai- Naboth, I want your vineyard, I want your inheritance, I want Ir what has Ahabas been sako, aš passed down noriu tavo to you vynuogyno, from noriu gauti generations. tai, ką tu gavai iš I kartų have had the palikimą. privilege of traveling a few countries, and I Ir aš have turėjau seen privilegiją beautiful keliauti vineyards. I've been per able to see šalis them in įvairias ir mačiau countryside in nuostabius Italy, in vynuogynus ir France, mačiau Italijoje, Southern Prancūzijoje, California. I don't know much about Pietų wine, Kalifornijai. but I know Nelabai that žinau apie when vyną, grapes grow, it looks beautiful, bet ten, right? kai, I mean, kur auga it does. vynuogės, tikrai labai gražiai So atrodo. it's Tai, beautiful, and I think tai that's yra what King gražu. Ahab, he saw a beautiful Ir garden, manau, kad karalius Ahabas pamatė, koks gražus and he said, I want vynuogynas that. ir kad jisai klesti ir jisai pasakė, kad I aš to have to noriu, have that. aš turiu tai I turėti, want to take it. aš noriu tai pasimti iš jo. I'm going to offer him, Aš jam pasiūlysiu pinigus, I might offer him fame. e, If I give something to the king, I might be Pasiūlysiu famous, he might show me favor for the populiarumą, rest of galybę. my life. Somebody wants to take your family's vineyard. Ir kažkas nori paimti tavo That's what we have šeimos to realize vynuogyną. today. The enemy, Ir tai mes turim suprasti, kad he wants our priešas families to be disconnected, like Jis we nori, said. He kad wants mūsų children to šeimos stop būtų speaking to parents, atskirtos, He kad wants vaikai parents to nustotų stop šnekėtis speaking to each su other, tėvais, nori, kad to tėvai have discord nebešnekėtų in families, he tarpusavį. wants wives and husbands to divide. He wants Ir to kad nori, destroy kad the atsiskirtų godly legacy that you're žmonos trying nuo to vyro. build in Ir your kad family. tas There are palikimas, three things kad God jisai wants būtų to see sugriautas today tai, ką about auginam family. The first šeimoje. one is the reason God gives us children Ir pirmas dalykas, dėl ko is Dievas for duoda us to mums share and to vaikus, perpetuate the kingdom of God kad mes on this earth. That's pasidalintumėm why he Dievo gives us children. That's karalystę. why he gave us this legacy. We see this in the scriptures over and over again. Ir mes matome When tai you have children leave the žodyje. home, and I know I've talked to a couple of people even Ir this kai vaikai weekend, palieka that šeimas, ir you're aš in a kalbėjau su season kai where kuriais žmonėm, your kad children are ready to leave. ir They're kad going to esi off tam to sezone, kai university, or vaikai somebody's getting išeina, married, kai they're starting their own home, veda or they're arba moving išeina out of į the country. universitetus ar And that's a išsikelia į little kitą miestą, difficult for į parents kitą sometimes, šalį. you know, when our children Ir kartais leave, it's tėvams different sunku to be atsiskirti living nuo now vaikų, with nes, žinot, just the two of you, which we are doing now, just the two of us. ir kaip ir dabar And we mes still have gyvenam conflict. tik Amazing how that mes happens, right? ir vis dar turime konfliktų, keista, ar ne net. But that is the point. Bet tai God yra gives us tikslas, children kam to raise Dievas and duoda release mums vaikus, into the tam, world kad mes juos and to užaugintumėm ir carry the paleistumėm legacy of pasaulį. God, Ir to kad jie carry what toliau He's neštų given to us Dievo already. tą So when we palikimą, dedicate tai our ką jis children mums to the davė. Lord, Tad kai mes which is one of those pašvenčiam vaikus milestones that we bring them to the Lord when viešpačiui, they are young, and we say, God, I ir kai give them pasakom back to Dievę, you. aš atiduodu That's tą really not vaiką tau talking atgal, about the children so much as it's talking to us. tai kalba daugiau ne That apie we vaikus, o realize apie that our mus, responsibility is kad to mes raise and suprantam savo release. atsakomybę, We release them back kad into the mes world to užauginam ir carry the paleidžiam, name of God, to carry the kad jie blessings of neštų God Dievo into the žodį, world, Dievo and to vardą į perpetuate that pasaulį. from generation to generation. Ir kad David's tai fruitfulness augintų was iš kartos passed į down kartą. as a spiritual inheritance to him. That's how he received that. And when the king saw that, he was jealous, he became envious, he Ir wanted it, Nabotas tai turėjo not because he palikimą. lacked, but because he wanted to take that Ir free Ahabas inheritance from norėjo Naboth. ne dėl to, kad jam kažko trūko, bet todėl, kad jisai norėjo pasimti palikimą iš Naboto. And as families today, Ir
kaip šeimos And we're šiandien. family, you know, Ir in mes this room. esam šeima, taip, šioje vietoje. That you have biological family. Jūs but we turite have biologinę spiritual šeimą, family. bet So mes taip these pat turime principles dvasinę actually šeimą. apply Tai to tie us in the principai room. taip pat ir mums Where we taikomi are čia not vietoje. biological family, Mes nesame we still have biologinė these šeima, responsibilities and we bet mes still turim receive tą the atsakomybę blessings of family ir mes as taip pat well. gauname ir But palaiminimus kaip God's šeima. blessings, Bet Dievo this is something palaiminimai for us to remember, they're not meant to be traded, ir jie to be neturi sold, būti or to be parduodami compromised. arba kažkaip And you iškeičiami ar fight for that. We say, kompromituojami. we have to guard those things from Ir mes being turime juos stolen saugoti, from kad your jų family, nepavogtų from this iš family mūsų šeimos, and from iš your šios biological šeimos family. ir iš tavo Nabot's biologinės šeimos. response, which is beautiful, Ir Naboto he said, atsakas God buvo labai forbid gražus. that I should sell Jisai what my sakė, father Dieve, has handed down to me. aš negaliu What parduoti has the to, ką Father handed tėvas down to you? man perdavė. God forbid that I would sell it Ir Dieve apsaugok, kad aš For money? parduočiau už pinigus. for division. I can't allow bitterness to grow in my Aš negaliu relationships. leisti, I kad can't kartėlis allow užaugtų bickering and mano competitiveness širdį, and kad other forms of ambition to thrive in our visi families. kiti I can't allow ambicijos the formos family to become užaugtų. fractured. We have Ir to negaliu, guard kad šeima against that. suskiltų. Because when these things happen, the blessing Nes kai is tie dalykai weakened. nutinka, tai Our palaiminimas testimony is sumažėja weakened. ir mūsų The Bible tells us liudijimas that because of this sumenksta. jealousy, that King Ahab, he Ir had dėl to Naboth pavydo killed. He and his wife, Ahabas, his wife's name was kur Jezebel, pavydėjo, and she said, jisai "No, you're the nužudė king, you can have whatever you want. Just do whatever you want." Nabotą ir jo žmona buvo And Izabelė ultimately, they ir had sakė, Naboth kad jinai killed. darytų. And Ir it jie was a galų gale decisive nužudė attempt by Nabotą. Satan to destroy the generational blessing that went all the Ir way tai back buvo to velnio Manasseh, noras Joseph, and Abraham. sunaikinti tą palaiminimo, And even though Naboth šeimos physically palaiminimą. hurt, because they killed his family as well. Ir nors jie Ahab nužudė got his vineyard, but he Nabotą killed ir David, Ahabas killed gavo his tą family, vynuogyną, killed those who come nužudė after him Nabotą. to receive that. And even though his Viskas physical turėjo inheritance gauti ir was nors jo stolen and his fizinis line was cut palikimas off, buvo God did not let that justice go paimtas. unanswered. I just wanted to make sure we know that. Dievas He sent neleido, Elijah kad to tas confront King neteisumas Ahab, and Elijah klestėtų was with ir Ahab in Elijas this place nuėjo pas where Ahabą dogs licked up Naboth's blood. Dogs will ir lick sakė, up your kur blood. šunys, Yes, kur yours. šunys We don't have to laižė worry tą about somebody getting Naboto their kraują, tai justice ten pat right. jie That's up to God. tą patį darys We ir su live tavo krauju. faithfully, but God saw that Naboth, or excuse me, that King Ahab, Ir mes, kai gyvenam there was ištikimai justice for ir what he matom, did. ir And Dievas later, mato, the ką prophecy Ahabas was padarė fulfilled. neteisingo ir Both buvo. Ahab and Jezebel did die Ir Ahabas in ir horrible Jezabelė iš deaths. tiesų Talks about mirė that in scriptures, and their legacy was cut off. ir jų at that time palikimas buvo There's nutrauktas. something I did want to, another thing I want to point out is Ir that kitas someone dalykas, in kurį your noriu relationship, someone that you choose to pasakyti, marry, kad and I know in this room that there are people that are not married, that don't have physical žinau, kad kai children, kurie you might yra not dar have nevedę physical children. ir But neturi one day vaikų, when you, bet perhaps if somebody marries, jeigu I want us to see sustoksite, the principle here noriu, that kad someone you pamatytumėm marry, principą, someone you kad choose to be in close relationship tas, su can kuo tu greatly pasirenki impact sustokti, your godly heritage. turi tikrai įtakoti Dievo tą palikimą. Because King Ir Ahab, noriu, kad here he atkreiptumėm was, dėmesį į is karalių the Ahabą ir king of Jezabelę. Israel. Ahabas It buvo is for Izraelio God's people, karalius ir tai king buvo of Dievo Israel. žmonės. And he married Ir jisai the vedė high priestess of a pagan god called Baal. pagonę, And he allowed pagonę, this in his family, he allowed this in his home, and in fact he turned the aukščiausią country of Israel, tarnautoją he put up pagonių pagan altars, and ir they leido worshiped Izraelyje this god, tuos pagonių altorius one iškelti true ir God was put tarnauti aside svetimiem to dievam worship the pagan gods. ir God has pagoniškiem plans for dievam. you to never Ir tie Dievas turi tau with planą, somebody kad tu who's not a niekada, God follower. niekada tu nesusijungtum su tuo, kuris nėra Dievo sekėjas. Your spiritual heritage. We see Nes it tai here. turės And įtaką you ask tavo anybody who's been dvasiniam around very paveldui. long, they will tell you the same. That is not what God wants, is to Tai tie nėra, us ko together. Dievas nori tau, Your heritage and your legacy will be compromised. nes tavo That's what you palikimas choose. bus kompromituotas, jeigu tai yra tai, ką tu pasirinksi. Number 3. Your legacy is connected to obedience to the book. Ir tavo palikimas yra susijęs su As you get paklausimu closer to knygai, Jesus, žodžiui. as you get closer, the richer Ir kai tu this artėji prie inheritance Jėzaus, becomes. kai tu artėji When prie we get Jėzaus, tas further away palikimas from tampa Jesus, vis when we choose to disobey, when we turtingesnis. Bet kai choose mes to make pasirinkam decisions that are neklausyti out of His will, Jėzaus, out of the Word, ne, out jo, of the ne seal of pagal the jo Word, valią, our inheritance at that mūsų suffers. palikimas But I want us taip to pat see that God nukenčia. wants to bless you Bet noriu pasakyti, kad exceedingly Dievas nori abundantly tave beyond what you palaiminti can ever labiau ask nei or ką tu think. galėtum But you have to įsivaizduoti. stay connected Bet tu to turi the book. likti, We're talking about the scriptures here. tu turi likti It's so important for you to know who susijungęs su God is, Dievo to know what He žodžiu. says, to know what the Turi direction žinoti, is. ką Dievas The plan sako, is for koks family, yra the plan Dievo is for this planas. world, the plan is for you. Ir You planas tau, build koks your yra. heritage, your inheritance
Ir tu augini tą palikimą. You build it by choosing to obey God's word. Ir tai nevyksta atsitiktinai, bet kai tu renkiesi paklusti Dievo žodžiui. Even Tai the yra blessings kiekvienos that tavo are dienos obeying God, sprendimai, the net blessings tie, that kurių God kiti wants to pass nemato. down through you, Ir faith palaiminimai, and wisdom, kurie per tave eina. integrity, peace, Tikėjimas, ramybė, purpose. Those are išmintis, anchored in your tikslas. willingness to obey what the scripture says. Ir tu tame Deuteronomy įsitvirtini, kai 8 tu says, paklusti observe the žodžiui. commands of the Lord your God, walk in obedience into him and revere him. Then the Lord your God will bring you into a good land. Coming into Ir kai a tu good jam land is paklusti, directly tied to obedience and revering kai tu God. paklusti Dievui, tada jisai tave įveda So į tą pažadą obedience creates žemę. an environment where the blessings that we're Tad talking about, where paklusimas, they can be passed down. When you paklusnumas obey, yra you ta break vieta, kur tu. generational cycles. Ir kai tu When you paklusti, obey, tu you plant sugriauni seeds tas of righteousness neteisingus in your family. When you šeimos obey the paveldus. word of God, you Ir kai establish tu paklusti patterns that your Dievui, children and their children tai can sukuria, follow. When you compromise, sukuria you risk handing tuos down kelius, kuriais confusion. galės eiti tavo vaikai ir tavo Your kids vaikų are vaikai. unclear, you create patterns that weaken the inheritance. Naboth could have taken the king's offer. Nabotas He could galėjo have gained priimti material wealth. tą pasiūlymą, But he chose galėjo to obey gauti what God had said. materialius That's actually a turtus, command that God had said bet in jisai Leviticus, pakluso is to Dievui. not give up your inheritance. And that's Ir exactly Dievo what he did. įsakymas God buvo, kad jisai forbid neatiduotų savo that I give palikimo. up the inheritance of my ancestors, what God has Ir jisai given to me. pakluso Remember to Dievui, be kad faithful. sakė, kad Dieve We need to apsaugok nuo remember to, that kad aš Satan's a liar. atiduočiau tą Your palikimą. enemy is a liar. Ir žinote, kad The kings velnias of this yra world want to melagis. come and steal your inheritance. Ir šio pasaulio karaliai They norės don't. ateiti The ir enemy pavogti does not tavo want you palikimą. to flourish. And I do Jie want to say nenori, something just kad about speaking of being single tu in klestėtum. here, because I realize that again in this world half of us are not married. So Ir what aš does suprantu, this kad exactly look like dalis when I mūsų don't yra have a nevedę spouse čia. or physical children? Ir jeigu aš neturiu The Bible shows us sutuoktinio that family, arba as vaikų, we've said, is both biological bet and spiritual. So taip you're pat not might not be Dievas raising rodo, your kad yra own biological nebūtinai family right biologinė, now, bet taip pat ir but you know what? You are dvasinė. shaping your legacy. You Bet vis have a tiek legacy. jūs You do not have taip to pat have a turite spouse. You do palikimą, not have to have jums children. nebūtina You have turėti legacy. The scriptures do sutuoktinio not teach ar that. vaikų. The way you treat each other in this Tai room, kaip the way jūs you treat elgiatės your vieni su roommates, kitais, your classmates, your su coworkers, savo kolegomis, that's how you're su shaping your žmonėmis. legacy. Tai The yra way tai, you kaip handle jūs, conflict, you're shaping your legacy. tai yra tai, kaip jūs The way you savo pray, palikimą The kuriate. way you forgive, the way you follow Tai kaip jūs Jesus, atleidžiate, tai kaip especially jūs when nobody's elgiatės, kaip looking, konfliktus because somebody's sprendžiate, looking. net ypatingai, kai niekas nemato. That's shaping your legacy. You are Tai becoming kuria tavo somebody's palikimą. example. Ir tu tampi There's a kažkam bunch tai of children pavyzdžiu. upstairs, Ir yra downstairs, daug to the side, vaikų kažkur ten. that are watching us. Jie mus stebi. There are people in this room Ir yra žmonių that are watching šioje you. vietoje, kurie tave stebi. How are you responding? Kaip tu How are atsakai? you answering? Jesus was never married. Jėzus niekuomet Paul was nebuvo single all his susituokęs. life. The early Paulius taip church pat. was built by people who gathered in homes and lived Ir as ta families pirmoji together, even though bažnyčia they weren't biological families. buvo Some bažnyčios practical ways žmonės, for kurie us, just so susirinkdavo, that nors really fast, nebūdavo of how to biologinės leave a šeimos. godly legacy, is to integrate family or to integrate faith into your daily life. It is not a compartment. It's not something you do on the weekend. Ir It's tai not tas something you have tikėjimas, to do tai when you're nėra, in a ką tu conference or darai on a tik tais, Sunday, kai tu that your konferencijoje ar faith is part of your savaitgaliais, daily life. bet tikėjimas In the yra tavo church. dalis Be here tavo regularly. kasdienio This is gyvenimo. where you build the faith. Būk This is where you bažnyčioje, build tai your yra ta vieta, community. kur This tu is where you augini build tikėjimą, and kur learn tu from each augini other. ir mokaisi vieni iš kitų. Create meaningful spiritual traditions in your home. Sukurk dvasinės Dear, tradicijas. Įsitikinkite, kad jūs kalbate apie tai visą laiką savo Is the vaikams. Lord on your lips every day? Ar viešpats yra Are you ant spending jūsų lūpų time with Him? kiekvieną Is He dieną? as Ar jūs natural to praleidžiate be laiką? talking about as the weather? Tai turi būti natūralu, kaip šnekėti, kaip apie orą, ar apie draugus, ar ką jūs norite veikti savaitgalį, kad jūs kalbate apie Jėzų. Tai lygiai taip pat natūralu ir prasminga turėtų būti. That's important. Ir susirašykite šeimos tikslus, bet ir taip pat turėkite tą laiką I think kartu. there's just a list of those up here. I'm not going to go through all of them. Man rodos, But, sąrašas. I think actually when you are in your groups, when you are talking about this, would be a great question to ask each other is how do you do this in your family? What are the ways that you bring the Ir Lord kai in, klausia, you bring kaip, your family heritage into your family, that you're talking about it? Kaip jūs atnešate tai į savo šeimą. Ir mūsų šeima daro tai keliais būdais, čia kaip surašyta. Mes turim tokį kaip kibiriuką pilną akmenų. Ir man atrodo, tai kai mes statom altorių iš akmenų, kad mes atsimintumėm, ką viešpats yra padaręs, ir mes parodėm tai virš 20 metų. Nes ir mes to kibiro nebegalim pakelti, nes
kai mes tiesiog pradėjom būti dėkingi ir pradėjom rinkti tos akmenukus ir dėl ko mes esam dėkingi, dėl ko mes dėkingi ir vis pradėjom mesti tai į tą kibirą ir per Kalėdas, per padėkos šventę, per tiesiog įvairiom progom. Ir taip pat užrašėm, kur Dievas atsakė į maldą, užrašėm ir ten įdėjom. Ir mes turim tą didžiulį kibirą, bet tai galbūt jums nieko nereiškia, bet kas jūsų šeimoje yra svarbu. Kokios yra tradicijos, net ir čia bažnyčioje, kurios mūsų jungia kaip šeima. Palaiminimo laiškai, tai taip pat labai. Ir Kevinas rašo tokius palaiminimo laiškus, vaikams darė ir dabar anūkams. Ir mūsų palikimas yra perduodamas. Ir visi mes šioje vietoje paliksime kažką po savęs. Ar mes perduodam, ar mūsų palikimas bus viešpaties palikimas. Ir kažkas gyvens tame gyvenime, kurį tu palieki. Tu kažką perduodi. Ir viskas, ką tu darai, turi įtakos. Ir Jozuė sako, tai turi būti pasirinkimas. Aš ir mano šeima tarnausime viešpačiui. Tavo vaikai ir anūkai. Jie pamirš 95%, ką tu sakei. Ir žinot, tėvai daug šneka. Mes tikrai net šiandien, ką aš šnekau, pamiršim 95%. Bet mes net nepamiršim to, ką mes darom ir tą, ką jie mato. Ir tai tikrai puikiai mintis, ką tavo vaikai mato. Kiekviename iš mūsų. Nes tavo veiksmai yra garsesni nei tavo žodžiai. Tad jeigu tu modeliuoji labai gerai, kaip atsakyti gyvenimo krizėse, ir jie tikrai iš tavęs mokysis. Tad mūsų paskutinė mintis šiandien. Dieve, kaip tu nori, kad aš atsakyčiau. Net ir gerose šeimose. Ir aš neturėjau eiti labai toli, kad pamatyčiau. Mano vyras užaugo labai tokioj sugriūtoj šeimoj. Jo tėvai buvo išsiskyrę ir jam reikėjo daugiau Juozapo dalies atlikti nei man. Bet visi iš mūsų turim kažką atsigręžti. Tad noriu, kad pamąstytumėt apie palikimą, kas buvo tau perduota. Ir geri dalykai, ir negeri dalykai. Ir jeigu padarysi tą sąrašą, pasižymėk, ką tu nori, kad būtų toliau ir ką tu nori, kad sustotų ties tavim. Kas tu nori, kad baigtųsi ties tavim ir toliau neeitų. Tie dalykai perdodami tau ir kažkokios priklausomybės, negeri dalykai ir tu sakai, aš renkuosi palaiminimą savo gyvenime, savo vaikų gyvenime ir tiems, kurie ateis po manęs. Tad nuspręskime pasodinti tą pirmąją sėklą. Tad užsirašyk. Ir paprasčiausia matyti ant popieriaus. Matyti. Ir atkreipkite dėmesį, kad tai ne tik jūsų biologiniai šeimai, bet taip pat Dievo šeimai.
tiesiog apsvarstykite tą naują palaikymą, kurį jūs norite palikti. Maybe it's generosity, Gal tai but do dosnumas, something gal tai about it this kažkas. week. If we just hear it and Ir don't do padarykite anything tai šią about it, it savaitę, just ir jeigu stops. tai bus tik tai, ką mes This is išgirsim, all where it comes. bet nedarysime, tai viskas čia sustos. Actually, Tad, go ahead and come up. And I guess that's what I tad want for us įvardinkim today, is that palikimą, we're thinking about our family sugriaukim legacy, ciklą and ir this is bringing all of this family, this series to a culmination today. Ir tai yra tas, marriages, we talked a lot about children and about milestones. ir mes As we kalbėjom come apie here today, we realize that we are family vaikus, apie created tą by palikimą, God ir mes esame for šeima, each kuris other. kurta What Dievo, is it we want to leave? vieni kitiems sukurti, ir ką mes norim palikti po savęs. Ar mes Are we norim būti leaving what God wants us to leave for paklusnus the next žodžiui, generation? Will they be inspired to tai, ką follow Dievas him? nori palikti I just sekančiai said kartai. inspired, but that's exactly what we're talking about this weekend. Ir šį savaitgalį mes kalbėjome apie tą įkvėpimą ir tas palikimas, kurį aš palieku. Ar aš įkvepiu kitus, sekti Kristumi ir gyventi pilną gyvenimą. To live a full life. So would you stand with me today? Tad atsistokime kartu. And if you want to commit, you feel like, and I hope it's 100%, or you're already standing, so we're going to go there. That this I know is what God has for me. God has called you to leave a godly legacy. Tad Dievas pašaukė mus palikti dievišką palikimą. Ir tai turi vykti iš jūsų širdies išeiti. Ir aš noriu, kad mes melstumėmės, kad Dieve, aš noriu nešti tavo darbą, tavo palaiminimą, noriu apsaugoti ir kovoti už savo šeimą. Ir kovoti už tai, kas įeina. Ir tai yra labai svarbu. Ar tavo šeima visada bus patenkinta tavim, bet ne, bet tai yra mūsų atsakomybė. Tai, ką mes įnešam į šeimą. Ir kažkas gyvens po mūsų. Ir kaip jiems tai bus sunku arba lengva. Melskimės. Dieve, dėkoju už šią šeimą. Dėkoju už Dievo šeimą, į kurią mes gimėm dvasioje. Dvasia mus atnaujino, kad mes būtumėm atgimę. Dieve, iš mūsų seno gyvenimo į naują gyvenimą. Dieve, dėkoju už kiekvieną, kas yra šioje vietoje. Ir kad mes būtumėm dvasiškai sveiki, Dieve, kad mes galėtumėm mokytis vieni iš kitų. Dieve, meldžiu, kad mes pasižiūrėtumėm. Dieve, tiesiog ieškok mūsų viduje, ar yra kažkas, kas turi būti išrauta, kažkas, kas turi būti atiduota tau. Mes tau atiduodam tai. Ir tiesiog peržiūrėk, ką tu norėtum čia palikti šiandien, nebesinešti to į savo šeimą. Ir aš meldžiu Dievą drąsos. Meldžiu Dievą drąsos, kad įvardintume tuos negražius dalykus, kurie yra mumise, kurie vis iškyla. Mes atiduodame tai tau šiandien. Taip pat prašau, kad maldos komanda ateitų. Mes kalbam apie tuos dalykus, kai atsimenam iš savo biologinės šeimos kažkokius įžeidimus, kažkokį skausmą. Ir Dievas nenori, kad tu nešiotumėsi kartėlį savyje. Nes kai tu nešiojasi kartėlį, tai tu jį ir perduoti. Ir žinau, kad tai nėra tai, ką jūs norite perduoti. Ir Dievas nori išgydyti tave šiandien. Jis nori, kad tu pradėtum iš naujo, kad tu tai paliktum čia ir pasakytum, Dieve, aš einu pirmyn. Aš turiu naują šeimos palikimą, kurią aš noriu palikti. Ir jeigu kažkas iš jūsų yra čia šiandien ir nežinot, ar priklausote šeimai,
ir sakot, nežinau, ar aš jau buvau atėjęs į Dievo šeimą ir jam atidavęs savo gyvenimą. Ir jeigu tu esi čia, šioje vietoje, tavo biologinė šeima ne vienintelė šeima, kurią Dievas nori, kad tu turėtum. Dievas nori, kad tu būtum atgimęs į dvasinę šeimą, ta, kuri paklūsta jam ir klausosi ir mokosi iš jo. It just means you desire to grow and you want to follow Jesus. God is family. Father, Son, and Holy Spirit. And we get to be born into that. If that's you today, Ir jei tai tu šiandien, ir tu sakai, aš noriu atiduoti savo gyvenimą Jėzui, noriu turėti tą vynuogyną, kuris klesti ir auga, ir kuris yra gražus. Aš noriu tai perduoti pasauliui. Jei tai tu, noriu, kad tu ateitum ir pasimelsti su vienu iš mūsų maldos komandos žmonių. Tiesiog būkite drąsus, išeikit čia į priekį.